Kaip susikurti Apple Business Manager paskyrą? Jei jūsų verslas naudoja Apple įrenginius, Apple Business Manager tai nemokama ir labai naudinga platforma. Jūs galėsite automatiškai priskirti MacBook, iPhone ar iPad įrenginius darbuotojams, kurti valdomas Apple ID paskyras ir integruoti įrenginius su MDM sistemomis. Kur rasti Apple Business Manager? Norėdami pradėti, atidarykite naršyklę ir eikite į adresą business.apple.com. Tada spauskite mygtuką Sign up now. Dabar įveskite įmonės duomenis, pavadinimą, juridinį numerį ir visus kitus likusius duomenis. Apple šią informaciją naudos tikrinimui, kad įsitikintų, jog tai teisėta įmonė. Įveskite darbo elektroninį paštą, kuris nebuvo anksčiau naudojamas kuriant Apple ID. Jis taps pagrindiniu administratoriaus adresu. Kai viską užpildysite, Apple komanda peržiūrės jūsų paraišką. Tai gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų. Apple gali susisiekti su jūsų įmonės įgaliotu asmeniu telefonu arba elektroniniu paštu. Įsitikinkite, kad jis yra pasiekiamas. Kai paskyra bus patvirtinta, gausite elektroninį laišką su nuoroda prisijungti prie Apple Business Manager. Prisijunkite su tuo pačiu elektroniniu paštu, kurį nurodėte registracijos metu. Ką galite daryti su ABM paskyra? Dabar galite priskirti naujus Apple įrenginius, įsigytus per įgaliotus partnerius, pavyzdžiui, iStore, kurti valdomus Apple ID darbuotojams, integruoti su MDM sistemomis, tokiamis kaip Jamf, Mozilla, Intune. Na štai ir viskas. Jei turite klausimų dėl registracijos ar tolimesnio konfigūravimo, iStore ekspertai padės jums visais žingsniais. Apsilankykite mūsų svetainėje ir registruokitės nemokamam online susitikimui.